atmintinę pateikusiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos srities miško veisimas, įgyvendinimo taisyklės. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paramos paraiškos tinkamumo įvertinimo iki įsipareigojimų laikotarpio pabaigos be rašytinio agentūros sutikimo neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui žemės sklypo ploto, kuriame už paramos lėšas įveistas miškas. Pareiškėjai paramos gavėjai agentūrai leidus gali perleisti įsipareigojimus ar likusiai įsipareigojimų laikotarpio dalį kitam subjektui, jei įsipareigojimų perėmėjas raštu prisiima įsipareigojimus ir žemės sklypą, kuriame veisiamas ar įveistas miškas savo vardu įregistruoja nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoja Žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu įsipareigojimai neperimami, paramos gavėjas privalo grąžinti suteiktą paramą. Miško želdinių ar želdinių apskaitos metais VMT nustačius, kad jų tankis neatitinka miško atkūrimo ir jį veisimo nuostatų reikalavimų, žuvę medžiai turi būti atsodinti sodmenimis. Laikantis miško atkūrimo ir jį veisimo nuostatų reikalavimų per 3 artimiausius miško želdinimo sezonus nuo žuvimo fakto nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 4 želdinių augimo arba želdinių projekto vykdymo metų pabaigos, laikantis projekte nurodytos rūšinės sudėties, kad būtų įvykdyti su paramos paraiška pateikto projekto sprendiniai, nekeičiant paramos sumos. Atsodinės miško želdinius ar žėlinius, paramos gavėjas per 10 darbo dienų agentūrai privalo pateikti pasodintų sodmenų miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko, tai yra pardavėjo patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir jų įsigijimo dokumentus. Jei paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo priėmimo aktą. To nepadarius taikoma sankcija, parama nutraukiama, o ankstesniais metais išmokėta parama už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą susigrąžinama. Po miško želdinių arba želdinių apskaitos 5-6 želdinių augimo ar želdinių projekto vykdymo metais arba jų kokybės vertinimo, kai privačioje žemėje projektuotų ar tikslinių rūšių medžių tankis įvertintas blogai. Arba nustatyta, kad miško želdiniai arba žėliniai žuvę, paramos gavėjai gali ištaisyti nustatytus trūkumus ir nuosavomis lėšomis atsodinti žuvusius želdinius arba žėlinius vieną kartą per įsipareigojimų laikotarpį. Atsodintų želdinių ar žėlinių priežiūra vykdoma nuosavomis lėšomis. Želdiniai arba žėliniai turi būti atsodinti per artimiausią miško želdinimo sezoną. Paramos gavėjas apie miško atsodinimą per 10 darbo dienų turi informuoti agentūrą ir kartu pateikti miško dauginamosios medžiagos, kuria atsodintas miškas, kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko ar pardavėjo patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Siekiantieji pasinaudoti galimybę ištaisyti trūkumus ir atsodinti želdinius arba žėlinius. Per 60 kalendorinių dienų nuo jų apskaitos arba kokybės vertinimo dienos agentūrai turi pateikti prašymą dėl sankcijos netaikymo ir parengti atsodinamų plotų projektus, kurie turi būti nustatyta tvarka patvirtinti valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įgalioto asmens. Už atsodintą miško plotą, miško priežiūros apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Jeigu želiančio miško plote tikslinių medžių rūšių tankis nepakankamas arba jie auga netolygiai, padrikai ir plotą reikia papildomai želdinti. Apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą medžių rūšį mažinama proporcingai tos rūšies savaiminukų skaičiui hektare, skaičiuojant nuo projekte suprojektuoto bendro tos rūšies medžių skaičiaus hektare. Jei paramos gavėjas pateikia prašymą išregistruoti paramos paraišką, jis privalo grąžinti paramą už visą paramos teikimo laikotarpį, išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybės. Jei pareiškėjas po paramos paraiškos pateikimo per 3 artimiausius miško želdinimo sezonus, tai yra rudens sezoną, iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos, pavasario sezoną, iki einamųjų metų Liepos 1 dienos, agentūrai nepateikė želdinamų medžių rūšių miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų ar miško dauginamosios medžiagos savininko, pardavėjo patvirtintų šių sertifikatų kopijų ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentų, parama neteikiama.
Jei pareiškėjas paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, privalo pateikti jų krovinio vaštaraštį ar perdavimo priėmimo aktą. Jei paramos gavėjas paraiškoje neteisingai nurodė plotą ir nustatoma, kad pagal paramos paraiškoje pateiktus duomenis apskaičiuota už miško įveisimą paramos suma daugiau kaip 3% viršija paramos gavėjui mokėtina suma, kuri yra nustatoma įvertinus patikros vietoje metu nustatytus duomenis, mokėtina paramos suma sumažinama tų abiejų sumų skirtumų, išskyrus atvejus, jeigu paramos gavėjas gali įrodyti, kad nustatyti pažeidimai, dėl kurių buvo apskaičiuota ši suma, padaryti ne dėl jo kaltės. Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė klaidingą informaciją, miško įveisimo išmoka nemokama. Tuo atveju, kai miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos jau yra išmokėtos, išmokėta parama susigrąžinama. Sąmoningai pateikta klaidinga informacija laikoma, kai nustatomas apgaulės ir dokumentų klastotės atvejais. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas gaunantiems paramos gavėjams taikomos sankcijos už neteisingai tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruotą plotą. Kai deklaruotas įveisto miško plotas viršija faktinį daugiau nei 3% arba 2 hektarus, bet ne daugiau nei 20%, apskaičiuota pagal faktinį plotą išmoka einamaisiais metais sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi. Kai deklaruotas įveisto miško plotas viršija faktinį daugiau nei 20%, išmoka už įveisto miško plotą einamaisiais metais nemokama. Kai deklaruotas įveisto miško plotas viršija faktinį daugiau nei 50%, pareiškėjui parama einamaisiais metais neteikiama ir taikoma ilgalaikė sankcija. Jei tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, einamaisiais metais parama neteikiama. Jei 2 metus iš eilės tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruojamas įveisto miško plotas, paramos mokėjimas nutraukiamas, tačiau paramos gavėjas turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus visą paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpį, nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Nustačius įsipareigojimų nevykdymą, paramos gavėjas privalo grąžinti visą per įsipareigojimų laikotarpį gautą paramą už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas mišką veisia valstybinėje žemėje arba sodina greitai augančių medžių plantaciją. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas gaunantiems paramos gavėjams taikomos sankcijos, kai žemės ūkio valdoje esantys žemės ūkio naudmenų, išskyrus esančių namų valdo žemėje, plotai nedeklaruojami tiesioginių išmokų paraiškoje. Nustačius, kad santykis tarp nedeklaruotų laukų ploto ir žemės ūkio valdos ploto viršija 3%, bet ne viršija 30%, einamaisiais metais miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos sumažinamos 1%. Nustačius, kad santykis tarp nedeklaruotų laukų ploto ir žemės ūkio valdos ploto viršija 30%, einamaisiais metais miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos sumažinamos 2%. Nustačius, kad santykis tarp nedeklaruotų laukų ploto ir žemės ūkio valdos ploto viršija 50%, einamaisiais metais miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos sumažinamos 3%. Jei išmokos išmokėtos už didesnį plotą, nei rastas plotas patikros metu, agentūra skirtumą susigrąžina, pritaiko sankcijas ir toliau parama mokama už mažiausią patikros metu rastą įveisto miško plotą. Jei išmokos išmokėtos už didesnį plotą nei kadastrinių matavimų, kurių duomenimis patikslintas įveisto miško plotas nekilnojamojo turto registre, metu nustatytas, agentūra skirtumą susigrąžina ir toliau parama mokama už kadastrinių matavimų metu nustatytą miško plotą. Kai valstybinės miškų tarnybos miško želdinimo darbų kokybės vertinimo metu nustačius, kad bent 2 iš miško želdinimo darbų, tai yra sodmenų kokybė, pasodinimo kokybė, želdinių tankis, įvertinti blogai, miško įveisimo išmoka mažinama 25%. Jei ir sodmenų ir pasodinimo kokybė įvertinama blogai, miško įveisimo išmoka mažinama 50%. Sankcijos taikomos paramos gavėjams, kuriems yra mokamos miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos remiantis projekte pateiktais duomenimis, jei valstybinė miškų tarnyba želdinių ir želdinių apskaitos metais nustato, kad visos projekte numatytos priežiūros ir apsaugos priemonės neatliktos, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka patikrinimo metais nemokama.
Jei pažymoje apie miško želdinių ir želdinių apskaitą pateikti nurodymai projekte suprojektuotoms ir netinkamai atliktoms miško želdinių arba želdinių apsaugos ir priežiūros priemonėms įvykdyti, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos suma patikrinimo metais mažinama 50%. Kai atlikus želdinių ar želdinių apskaitą pirmaisiais, ketvirtaisiais metais buvo nustatyta, kad reikia atsodinti žuvusius želdinius ar žėlinius. Tačiau paramos gavėjas per 3 artimiausius miško želdinimo sezonus nuo žuvimo fakto nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 4 miško želdinių augimo arba želdinių projekto vykdymo metų pabaigos neatsodino pažymoje apie miško želdinių ir želdinių apskaitą. Nurodytų žuvusių medelių ir įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka per 10 darbo dienų nepateikė atsodinti panaudotų sodmenų miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų ar miško dauginamosios medžiagos savininko arba pardavėjo patvirtintų šių sertifikatų kopijų ir įsigijimo dokumentų parama nutraukiama, o ankstesniais metais išmokėta parama už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą susigrąžinama. Tuo atveju, kai pareiškėjas paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti krovinio važtaraštį ar perdavimo priėmimo aktą. Kai atlikus želdinių arba želdinių apskaitą 5-6 metais arba jų kokybės vertinimą projektuotų ar tikslinių medžių tankis įvertinamas blogai arba nustatoma, kad miško želdiniai arba žėliniai žuvę, arba bent 2 iš vertinimo rodiklių įvertinami blogai, vertinant kokybę, nutraukiama ir susigrąžinama visa už šią ploto dalį išmokėta paramos suma. Už šiuos pažeidimus apskaičiuota sankcija netaikoma, jeigu paramos gavėjui anksčiau nebuvo skirta jokia su priemonės veiklos sritimi susijusi sankcija, ir jeigu jis po 5-6 metų želdinių arba želdinių apskaitos arba kokybės vertinimo agentūrai pateikia parengtą atsodinamo ploto projektą, kuris nustatyta tvarka turi būti patvirtintas valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įgalioto asmens. Paramos gavėjas mišką turi atsodinti nuosavomis lėšomis per artimiausią miško želdinimo sezoną ir apie tai per 10 darbo dienų informuoti agentūrą. Kartu privaloma pateikti miško dauginamosios medžiagos, kuria atsodintas miškas, kilmės sertifikatus ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pakeitus projektą paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėta didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo sugrąžinti. Kai keičiasi atsodinamo miško rūšinė sudėtis ir paramos suma sumažėja, susigrąžinamos paramos suma apskaičiuojama pagal paramos gavėjui pritaikytų miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo įkainių dydžių skirtumą ir išmokėtą paramos sumą. Taikomi įkainiai pagal kiekvienais metais galiojusius išmokų dydžius, už kuriuos buvo mokama parama. Už atsodintą miško plotą toliau parama nemokama. Atlikus atsodintų želdinių ar želdinių kokybės vertinimą ar kitą patikrinimą ir nustačius pažeidimų, už plotą ar jo dalį, kurioje šie pažeidimai nustatyti, taikomos įgyvendinimo taisyklėse numatytos sankcijos. Kai želdinių arba želdinių kokybės vertinimo metais medžių vidutinis aukštis arba nepageidaujamų, neprojektuotų, netikslinių ar stelbiančių vieną kitą medžių ir krūmų rūšių vidutinis aukštis, vadovaujantis miško atkūrimo ir jį veisimo nuostatų reikalavimais įvertinamas blogai, parama nutraukiama ir paramos gavėjas turi sugrąžinti visas miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokas už plotą, kuriame nustatyti pažeidimai. Kai atlikus įveisto miško apsaugos ir ugdymo darbų patikrinimą 8-12 želdinių augimo ar želdinių projekto vykdymo metais, valstybinė miškų tarnyba nustato, kad vadovaujantis miško kirtimo taisyklių ir miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimais miškas neišugdytas ar neapsaugotas, kad būtų išsaugota želdinių ar želdinių kokybės vertinimo metu nustatyta rūšinė sudėtis. Paramos gavėjui už plotą, kuriame nustatyti pažeidimai, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo. Išmoka patikrinimo metais nemokama. Kai atlikus želdinių arba želdinių apskaitą 5-6 metais arba jų kokybės vertinimą 7 metais, valstybinė miškų tarnyba nustato, kad įveisto miško rūšinė sudėtis pagal miško atkūrimo ir jį veisimo nuostatų reikalavimus neatitinka vertinimo gerai arba patenkinamai, paramos gavėjas turi sugrąžinti miško įveisimo ir miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos skirtumą. Jis apskaičiuojamas iš paramos gavėjų išmokėtos miško įveisimo ir miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos atėmus sumą, apskaičiuota pagal valstybinės miškų tarnybos nustatytą įveisto miško rūšinę sudėtį.
Toliau miško priežiūros apsaugos ir ugdymo išmokos mokamos pagal valstybinės miškų tarnybos nustatytą įveisto miško rūšinę sudėtį, jei pagal tokią rūšinę sudėtį išmoka mažesnė. Sankcijos taikomos paramos gavėjams, kuriems yra kompensuojamos tik miško įveisimo išlaidos remiantis projekte pateiktais duomenimis. Jei valstybinė miškų tarnyba želdinių ir želdinių apskaitos metais nustato ir pažymoje apie miško želdinių ir želdinių apskaitą nurodo, kad visos projekte numatytos priežiūros ir apsaugos priemonės neatliktos, privaloma grąžinti 30% miško įveisimo išmokos. Jei pažymoje apie miško želdinių ir želdinių apskaitą, valstybinė miškų tarnyba pateikia nurodymus projekte suprojektuotoms ir netinkamai atliktoms miško želdinių ir želdinių apsaugos arba priežiūros priemonėms įvykdyti, privaloma grąžinti 10% miško įveisimo išmokos. Kai atlikus želdinių ir želdinių apskaitą 1–4 metais buvo nustatyta, kad reikia atsodinti žuvusius želdinius, tačiau paramos gavėjas per 3 artimiausius miško želdinimo sezonus nuo žuvimo fakto nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 4 miško želdinių augimo metų pabaigos neatsodino pažymoje apie miško želdinių ir želdinių apskaitą nurodytų žuvusių medžių ir įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka per 10 darbo dienų nepateikė atsodinti panaudotų sodmenų miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų ar miško dauginamosios medžiagos savininko, pardavėjo patvirtintų šių sertifikatų kopijų ir sodmenų įsigijimo dokumentų, privaloma grąžinti visą projektui išmokėtą miško įveisimo išmoką. Tuo atveju, kai paramos gavėjas miško dauginamosios medžiagos nepirko, jis privalo pateikti krovinio važtaraštį ar perdavimo priėmimo aktą. Kai atlikus želdinių arba želdinių apskaitą 5–6 metais arba jų kokybės vertinimą projektuotų ar tikslinių medžių tankis įvertinamas blogai arba nustatoma, kad miško želdiniai arba želdiniai žuvę, arba bent 2 iš vertinimo rodiklių įvertinami blogai, vertinant kokybę, nutraukiama ir susigrąžinama visa už šią ploto dalį išmokėta paramos suma. Už šiuos pažeidimus apskaičiuota sankcija netaikoma, jeigu paramos gavėjui anksčiau nebuvo skirta jokia su priemonės veiklos sritimi susijusi sankcija, ir jeigu jis po 5–6 metų želdinių arba želdinių apskaitos arba kokybės vertinimo agentūrai pateikia parengtą atsodinamo ploto projektą, kuris nustatyta tvarka turi būti patvirtintas valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įgalioto asmens. Paramos gavėjas mišką turi atsodinti nuosavomis lėšomis per artimiausią miško želdinimo sezoną ir apie tai per 10 darbo dienų informuoti agentūrą. Kartu privaloma pateikti miško dauginamosios medžiagos, kuria atsodintas miškas, kilmės sertifikatus ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pakeitus projektą paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėta didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo sugrąžinti. Kai keičiasi atsodinamo miško rūšinė sudėtis ir paramos suma sumažėja, susigrąžinamos paramos suma apskaičiuojama pagal paramos gavėjui pritaikytų miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo įkainių dydžių skirtumą ir išmokėtą paramos sumą. Taikomi įkainiai pagal kiekvienais metais galiojusius išmokų dydžius, už kuriuos buvo mokama parama. Už atsodintą miško plotą toliau parama nemokama. Atlikus atsodintų želdinių ar želdinių kokybės vertinimą ar kitą patikrinimą ir nustačius pažeidimų, už plotą ar jo dalį, kurioje šie pažeidimai nustatyti, taikomos įgyvendinimo taisyklėse numatytos sankcijos. Kai želdinių arba želdinių kokybės vertinimo metais medžių vidutinis aukštis arba nepageidaujamų, neprojektuotų, netikslinių arba stelbiančių vieną kitą medžių ir krūmų rūšių vidutinis aukštis, vadovaujantis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais įvertinamas blogai. Paramos gavėjas turi sugrąžinti 30% miško įveisimo išmokos už plotą, kuriame nustatyti pažeidimai. Kai atlikus įveisto miško apsaugos ir ugdymo darbų patikrinimą 8–12 želdinių augimo ar želdinių projekto vykdymo metais, valstybinė miškų tarnyba nustato, kad vadovaujantis miško kirtimo taisyklių ir miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimais miškas neišugdytas ar neapsaugotas, kad būtų išsaugota želdinių ar želdinių kokybės vertinimo metu nustatyta rūšinė sudėtis. Paramos gavėjas turi sugrąžinti 5% projektui išmokėtos miško įveisimo išmokos. Kai atlikus želdinių arba želdinių apskaitą 5–6 metais arba jų kokybės vertinimą 7 metais, valstybinė miškų tarnyba nustato,
kad įveisto miško rūšinė sudėtis pagal miško atkūrimo ir jį veisimo nuostatų reikalavimus neatitinka vertinimo gerai arba patenkinamai. Jei paramos gavėjas įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu be agentūros sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia kitam asmeniui už paramos lėšas įgytą turtą, visa išmokėta paramos suma privalo būti sugrąžinta. Jei išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų, visa išmokėta paramos suma privalo būti sugrąžinta. Jei valstybinė miškų tarnyba teisės aktuose numatyta tvarka negali atlikti įveisto miško želdinimo darbų kokybės vertinimo, parama nemokama ir paramos paraiška atmetama. Paaiškėjus faktui, kad iki įsipareigojimų pabaigos miškas žuvo ne dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, agentūra susigrąžina visą suteiktą paramą. Jei agentūra nustato aplaidumo, projekto arba paramos paraiškos reikalavimų nesilaikymo atvejį ar apie tokį atvejį sužino iš kitų šaltinių bei nustato pažeidimą, agentūra inicijuoja paramos teikimo sustabdymą ir reikalauja grąžinti visą arba dalį suteiktos paramos. Paaiškėjus faktui, kad miškas įveistas kaip kompensacija užverčiama kitomis naudmenomis miško žemės ploto pagal miškų įstatymo 11 straipsnį, visa išmokėta paramos suma privalo būti grąžinta. Jei pareiškėjas ar paramos gavėjas norėdamas gauti paramą pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, parama nutraukiama ir visa išmokėta paramos suma privalo būti grąžinta. Tokiu atveju paramos gavėjas netenka teisės dalyvauti pagal priemonės veiklos sritį ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų ir kitus kalendorinius metus. Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau yra išvardyti patys svarbiausi, bet ne visi jums keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti priemonės įgyvendinimo ir administravimo taisyklėse. Atmintinę pateikusiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos srities, miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas įgyvendinimo taisyklės. Pareiškėjai ir paramos gavėjai privalo apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama nuo turto įsigijimo pradžios iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Didžiausių turto atkuriamosios vertės draudimų nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą likutinę vertę, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent 3 šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Jei turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, buvo sunaikintas, prarastas, sugadintas ar panašiai, paramos gavėjas įsipareigoja atkurti savo lėšomis turtą neblogesnių techninių parametrų ir nemažesnė negu atkuriamąją turto vertę projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o likutinę vertę įgyvendinus projektą. Šis punktas netaikomas vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą. Nesilaikant įsipareigojimo taikoma sankcija, paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas nuo pradinės pripažinto tinkamų finansuoti kiekvieno atskirai neapdrausto turto vertės. Paramos gavėjai įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti numatytą veiklą nuo sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos srities miškams. Padarytos žalos prevencija ir atlyginimas įgyvendinimo taisyklių 12 punkte nustatyta atvejį. Leidimą įkeisti turtą finansų įmoniai arba kredito įstaigai agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių.
Agentūros sprendimų pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmoniai arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimui užtikrinti. Taikoma sankcija – paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos arba proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti. Skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą paramos lėšomis įsigytą turtą dalies susigrąžinimas arba proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimas. Paramos gavėjai įsipareigoja užtikrinti projektų atrankos kriterijus, kai pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys, atitikti projekto kontrolės laikotarpiu. Kai paramos gavėjas neišlaiko projekto atrankos kriterijus, taikoma paramos sumažinimo arba susigrąžinimo sankcija nuo skirtos paramos sumos. Privaloma atkurti mišką vadovaujantis pateiktų miško želdinimo ir žėlimo projektų. Jei valstybinės miškų tarnybos prie aplinkos ministerijos miškų ūkio priežiūros skyriaus teritorinio poskyrio valstybiniai miškų pareigūnai nustato, kad miškas neatkurtas arba atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų, paramos gavėjui parama nemokama už tą ploto dalį, kurioje miškas nebuvo atkurtas arba jis atkurtas nesilaikant miško želdinimo ir žėlimo projekto reikalavimų. Paramos gavėjai įsipareigoja atkurto miško priežiūrą ir apsaugą vykdyti laikantis miško želdinimo ir žėlimo projekte suprojektuotų priemonių, miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Taikomos sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo reikšmingumo, masto, trukmės ir pasikartojimo. Kartu su mokėjimo prašymu, jei vykdoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veikla, pateikti valstybinės miškų tarnybos pažymą apie atkurto miško atitikti miško želdinimo ir žėlimo projektui, miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pareiškėjas ar paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio vaštaraštį ar perdavimo, priėmimo aktą. Sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo reikšmingumo, masto, trukmės ir pasikartojimo. Kai paramos gavėjas arba partneris yra bankrutuojantis arba likviduojamas projekto įgyvendinimo metu, taikoma sankcija – paramos sumažinimo arba paramos susigrąžinimo 100% nuo paramos sumos. Kai vykdoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veikla, stichinių nelaimių pažeisto miško atkurto ploto lūžio kampus pagal projekto brėžinį privaloma pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Stichinių nelaimių pažeisto miško atkurtas plotas, nepažymėtas stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais, matuojamas pagal natūralias atkurto miško ploto ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti stichinių nelaimių pažeisto miško atkurto ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama. Pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja pasiekti numatytus projekto priežiūros rodiklius. Kai paramos gavėjas nepasiekia bet kurio paramos paraiškoje numatyto projekto priežiūros rodiklio, taikoma paramos susigrąžinimo sankcija. Sankcija skaičiuojama priklausomai nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio. Būtina įvykdyti paramos sutartyje numatytus papildomus įsipareigojimus. Šis reikalavimas taikomas, jei papildomi įsipareigojimai buvo įtraukti į sutartį. Taikomos sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo reikšmingumo, masto, trukmės ir pasikartojimo. Svarbu nevėluoti pateikti mokėjimo prašymo. Kai paramos gavėjas nepateikia mokėjimo prašymo per paramos paraiškoje ar paramos sutartyje nustatytą terminą, taikoma sankcija, parama sumažinama 0,5% nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Kai paramos gavėjas nepateikia mokėjimo prašymo per 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje ar paramos sutartyje nustatytos datos, taikoma paramos sumažinimo 100% mokėjimo prašymo sumos sankcija arba paramos sumažinimo arba paramos susigrąžinimo 100% sankcija nuo paramos sumos. Kai paramos gavėjas agentūrai neteikia galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, taikoma paramos susigrąžinimo sankcija 0,5% nuo išmokėtos paramos sumos.
Pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ar kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta kompensacinė išmoka, kaip yra vykdomas projektas arba kaip vykdoma veikla po lėšų projektų įgyvendinti skirimo ar projekto įgyvendinimo pabaigos. Taikoma sankcija – paramos neskirimas arba paramos sumažinimas ar susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos. Šis įsipareigojimas netaikomas gaunantiems lengvatinę paskolą pagal strateginio plano intervencinę priemonę tvarios investicijos į žemės ūkio valdas. Paramos gavėjai įsipareigoja viešinti paramą, vadovaujantį žemės ūkio ministro tvirtinamomis viešinimo taisyklėmis. Taikoma sankcija – projekto arba verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu paramos sumažinimas 1% nuo skirtos paramos sumos. Projekto arba verslo plano kontrolės laikotarpiu paramos susigrąžinimas 0,5% nuo išmokėtos paramos sumos. Šis įsipareigojimas netaikomas gaunantiems lengvatinę paskolą pagal strateginio plano intervencinę priemonę tvarios investicijos į žemės ūkio valdas. Paramos gavėjai privalo teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir strateginio plano įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti. Taikoma sankcija – paramos sumažinimas arba susigrąžinimas nuo paramos sumos. Sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo sunkumo, masto, pastovumo ir pasikartojimo. Atmintinė pateikusiems paraiškas nuo 2019 metų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą. Veiklos srities investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė įgyvendinimo taisyklės. Pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, tai yra vykdyti numatytą veiklą nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Už įsipareigojimų nesilaikymą taikoma sankcija – paramos sumažinimas nuo 25% nuo paramos sumos, bet ne mažiau nei 100 eurų ir 1 euro centas ir susigrąžinimas. Pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą finansų įmonėms arba kredito įstaigoms agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonių arba kredito įstaigų suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimų pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmoniai arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi užtikrinti paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimą. Taikoma sankcija – paramos susigrąžinimas lygus skirtos paramos už parduotą turtą vertei arba 100% nuo išmokėtos paramos sumos. Projekto kontrolės laikotarpiu be rašytinio agentūros sutikimo įkeitus turtą, kuriam įsigyti buvo suteikta parama, taikoma sankcija – paramos sumažinimas ar susigrąžinimas nuo 0,5 iki 10% nuo investicijos, bet ne mažiau nei 100 eurų ir 1 euro centas. Pareiškėjai ir paramos gavėjai projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigoja užtikrinti projekto atitikti atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai suteikiami balai. Primintina, kad atrankos balai galėjo būti suteikti, jeigu pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys. Kai miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą. Neišlaikius atrankos kriterijų taikomos sankcijos, paramos sumažinimas ir susigrąžinimas. Kai vykdoma jaunuolynų, tai yra iki 20 metų amžiaus veikla. Kartu su mokėjimo prašymu būtina pateikti valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnų pažymą apie jaunuolynų ugdymo kirtimų atitikti miško kirtimų taisyklių reikalavimams. Jei nustatoma, kad jaunuolynų ugdymo kirtimas neatliktas arba atliktas nesilaikant miško kirtimų taisyklių reikalavimų, paramos gavėjas turi sugrąžinti išmokėtą paramą už tą ploto dalį,
kurioje kirtimai nebuvo įvykdyti arba jie įvykdyti nesilaikant miško kirtimų taisyklių reikalavimų. Vykdant jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymo veiklą, jaunuolynų ugdymo kirtimus būtina atlikti laikantis miško kirtimų taisyklių reikalavimų. Jei valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybiniai miškų pareigūnai nustato, kad jaunuolynų ugdymo kirtimas neatliktas arba atliktas nesilaikant miško kirtimų taisyklių reikalavimų, paramos gavėjas turi sugrąžinti išmokėtą paramą už tą ploto dalį, kurioje kirtimai nebuvo įvykdyti arba jie įvykdyti nesilaikant miško kirtimų taisyklių reikalavimų. Primintina, kad paramos gavėjas vykdantis jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymo veiklą įsipareigoja jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampus pagal projekto brėžinį pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Jei patikros vietoje metu ugdomo jaunuolyno plotas nepažymėtas stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais, plotas matuojamas pagal natūralias ugdomo jaunuolyno ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti ugdomo jaunuolyno ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama. Kai vykdoma nevietinių medžių rūšių medynų, kai nevietinės medžių rūšys medynė yra vyraujančios pertvarkymo ar rekonstrukcijos į vietinių medžių rūšių medynus veikla, paramos gavėjas kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu turi pateikti pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pareiškėjas ar paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio vaštaraštį ar perdavimo priėmimo aktą. Jei kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu nepateikiama pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopija ir sodmenų įsigijimo dokumentai, parama šiai veiklos sričiai neteikiama. Būtina pateikti mokėjimo prašymus paramos sutartyje arba paraiškoje numatytais terminais. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Paramos gavėjui nepateikus mokėjimo prašymą per paramos paraiškoje ar paramos sutartyje nustatytą terminą, paramos suma mažinama 0,5% nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Jei mokėjimo prašymas nepateikiamas per 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje arba paramos sutartyje nustatytos datos, parama nemokama. Baigę įgyvendinti projektą, paramos gavėjai privalo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. To nepadarius taikoma sankcija, paramos susigrąžinimas 0,5% nuo išmokėtos paramos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau yra išvardyti patys svarbiausi, bet ne visi jums keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti priemonės įgyvendinimo ir administravimo taisyklėse. Atmintinė pateikusiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos srities, investicijos į miškininkystės technologijas įgyvendinimo taisyklės. Kai pareiškėjų ir paramos gavėjų vykdoma veikla yra miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, būtina apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, nuo turto įsigijimo pradžios iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Reikia apdrausti didžiausių turto atkuriamosios vertės draudimų nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą likutinę vertę, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių. Ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent 3 šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Jei turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, buvo sunaikintas, prarastas, sugadintas ar panašiai, paramos gavėjas įsipareigoja atkurti savo lėšomis turtą neblogesnių techninių parametrų ir nemažesnė negu atkuriamąją turto vertę projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o likutinę vertę įgyvendinus projektą. Už įsipareigojimo nevykdymą taikoma sankcija, paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas nuo pradinės pripažinto tinkamų finansuoti kiekvieno atskirai neapdrausto turto vertės.
Sankcija už neapdraustą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti suteikta parama, taikoma nuo mokėjimo prašymo, kuriuo prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos. Kai turtas yra neapdraustas, taikomi tokie sankcijų dydžiai nuo 30 iki 120 kalendorinių dienų, 0,5% nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės. Nuo 121 iki 240 kalendorinių dienų, 1% nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės. Nuo 241 iki 365 kalendorinių dienų, 2% nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės. Daugiau kaip 366 kalendorinės dienas, sankcijos dydis yra 4% nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės. Pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, numatytų investicijų ir sąlygų, raštu nesuderinus su agentūra, tai reiškia vykdyti verslo plane numatytą veiklą, nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Projekto finansavimo šaltinių keitimas, suderinus su agentūra, galimas iki paramos sutarties sudarimo. Po paramos sutarties sudarimo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos projekto finansavimo šaltinius keisti galima raštu suderinus su agentūra, tačiau tik tuo atveju, jei keičiama finansavimą skirianti finansų įmonė arba kredito įstaiga, arba investuojama didesnė nuosavų lėšų dalis. Jei paramos gavėjas arba partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai taisyklės to neleidžia ar nenumato, arba be rašytinio agentūros sutikimo pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai taisyklės leidžia tai daryti, taikoma paramos sumažinimo ir susigrąžinimo nuo paramos sumos sankcija. Jei paramos gavėjas arba partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai projekto vietos pakeitimas pagal taisyklės galimas gavus agentūros sutikimą, bet tokio sutikimo paramos gavėjas ar partneris neprašė, taikomas paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas 10% nuo paramos sumos. Jei paramos gavėjas arba partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai taisyklės to neleidžia ar nenumato, taikomas paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas 25% nuo paramos sumos. Tačiau, kai projekto įgyvendinimo vietos pakeitimas netitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų arba kai projekto įgyvendinimo vietos pakeitimas susijęs su ūkio ar valdos perleidimu arba savininkų pasikeitimu, taikomas paramos sumažinimas ir susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos. Jei paramos gavėjas arba partneris projekto arba verslo plano įgyvendinimo ar kontrolės laikotarpiu pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams, taikoma paramos sumažinimo arba paramos susigrąžinimo 100% nuo paramos sumos arba proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą paramos lėšomis įsigyta turta dalies susigrąžinimo arba proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimo sankcija. Jei paramos gavėjas arba partneris pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams, nutraukia projekte numatytą veiklą ar perkelia veiklą už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, parduoda ar kitaip perduoda visą turtą įsigytą iš paramos lėšų, projekto arba verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu, taikomas paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos. Projekto arba verslo plano kontrolės laikotarpiu, taikomas proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimas. Sankcija skaičiuojama pagal tai, kiek per visą kontrolės laikotarpį nebuvo vykdomi įsipareigojimai kalendorinėmis dienomis. Jei projekto arba verslo plano kontrolės laikotarpiu gamybinė veikla, tai yra prekių ar paslaugų kūrimas, nutraukiama dėl netyčinio bankroto, sankcija netaikoma. Jei paramos gavėjas nepriskiriamas prie smulkiojo ar vidutinio verslo subjektų arba jei Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai įnašas mokamas kaip valstybės pagalba, sankcija už gamybinės veiklos, prekių ar paslaugų kūrimo perkelimą už ES ribų, taikoma 10 metų nuo galutinio mokėjimo.
pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja neparduoti, nei keisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus nenugalimos jėgos atvejus arba pareiškėjui mirus. Leidimą įkeisti turtą finansų įmoniai arba kredito įstaigai agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip viena iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimų pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmoniai arba kredito įstaigai, kuri suteikia paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti kaip paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimo garantas. Už šio įsipareigojimo nevykdymą taikoma sankcija, paramos sumažinimas arba susigrąžinimas. Jei projekto arba verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu paramos gavėjas arba partneris parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda, pavyzdžiui, išnuomoja dalį turto įsigyto iš paramos lėšų, taikoma skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą turtą dalies susigrąžinimas, jei paramos gavėjas arba partneris įrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti. Jei paramos gavėjas ar partneris neįrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti, taikomas paramos sumažinimas arba paramos susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos. Kai vykdomas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas, paramos gavėjas įsipareigoja nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, tai yra sudaromas ir kartu su paraiška pateikiamas balansas, pelno ar nuostolių ir pinigų srautų ataskaitos už ataskaitinius metus. Norintys gauti paramą fiziniai asmenys privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualią žemės ūkio veiklą, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybinę apskaitos sistemą rekomendacijomis. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansinės ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius finansinius metus. Taikoma sankcija, paramos sumažinimas arba susigrąžinimas nuo paramos sumos. Jei pareiškėjui arba paramos gavėjui nėra išmokėta parama, taikoma 0,5% paramos sumažinimo sankcija nuo skirtos paramos sumos. Jei paramos gavėjui yra išmokėta parama, taikomas paramos susigrąžinimas 10% nuo išmokėtos paramos sumos. Paramos gavėjai įsipareigoja užtikrinti atrankos kriterijų atitikti projekto kontrolės laikotarpiu, jei už juos buvo suteikta balų. Nepasiekus projekto atrankos kriterijų taikomos sankcijos, paramos sumažinimas arba susigrąžinimas nuo skirtos paramos sumos. Jei vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma paramos šios veiklos išlaidoms, pareiškėjas privalo pateikti tiekėjo išduotą miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus. Jei pareiškėjas ir paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio vaštaraštį ar perdavimo, priėmimo aktą. Taikoma sankcija, paramos sutarties nutraukimas. Jei vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas, pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto lūžio kampus pagal projekto brėžinį privaloma pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Jei patikros vietoje metu pertvarkytas jaunuolynų ir krūmynų plotas nepažymėtas stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais, plotas matuojamas pagal natūralias pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto ribas, o parama mokama pagal faktinį patikros metu nustatytą plotą. Jei neįmanoma nustatyti pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto natūralių ribų, matavimai nevykdomi bei parama už tokį plotą neteikiama. Paramos gavėjas įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus.
Jei paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu neatitinka ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytos grynojo pelningumo rodiklio reikšmės, sankcija už tuos finansinius metus, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, netaikoma. Jei rodiklis nepasiektas pirmą kartą po tų finansinių metų, kada pateiktas mokėjimo prašymas, sankcija netaikoma. Jei rodiklis nepasiektas antrą kartą, taikoma 10 procentų paramos susigrąžinimo sankcija nuo paramos sumos. Jei rodiklis nepasiektas trečią kartą, taikoma 20 procentų sankcija nuo paramos sumos. Jei rodiklis nepasiektas ketvirtą kartą, taikoma 70 procentų sankcija nuo paramos sumos. Būtina pasiekti ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje numatytus projekto priežiūros rodiklius. Jei nepasiekiami projekto arba verslo plano priemonėms, pagal kurias įgyvendinamas tik verslo planas priežiūros rodikliai, taikoma sankcija, paramos susigrąžinimas nuo pusės iki 50 procentų nuo išmokėtos paramos sumos, atsižvelgiant į metus, kai buvo padarytas pažeidimas. Sankcija skaičiuojama priklausomai nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio. Planas lyginamas su faktu, tai yra paramos paraiškoje arba verslo plane numatytas pasiekti rodiklis lyginamas su faktiškai pasiektu. Pažymėtina, kad jei paramos gavėjas norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, agentūra susigrąžina visą išmokėtą paramą ir paramos gavėjas 2 kalendorinius metus nuo pažeidimo fakto nustatymo dienos netenka teisės dalyvauti priemonėje. Paramos gavėjai įsipareigoja laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas. Teikiant galutinį mokėjimo prašymą, galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 dienos užbaigto projekto metinę ataskaitą. Taikoma sankcija, paramos susigrąžinimas 0,5% nuo išmokėtos paramos sumos. Paramos gavėjui nepateikus galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos užbaigto projekto metinės ataskaitos išsiunčiamas priminimas ir jei paramos gavėjas per priminime nustatytą terminą nepateikė minėto ataskaitų, taikoma sankcija. Paramos gavėjai privalo teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir strateginio plano įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti. Taikoma sankcija, paramos sumažinimas arba susigrąžinimas nuo paramos sumos. Sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo sunkumo, masto, pastovumo ir pasikartojimo. Paramos gavėjas privalo saugoti visus su paramos paraiška ir projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus. Nevykdančio įsipareigojimo taikoma sankcija, paramos sumažinimas ir paramos susigrąžinimas 0,5% nuo paramos sumos. Paramos gavėjai įsipareigoja sudaryti sąlygas atlikti patikras vietoje. Nevykdančio įsipareigojimo taikoma sankcija, paramos neskirimas arba paramos sumažinimas ir susigrąžinimas 100% nuo paramos sumos. Paramos gavėjui negali būti iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė ar veikla negali būti likviduojama, jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad paramos gavėjui iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė ar veikla likviduojama, parama nemokama. Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau yra išvardyti patys svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, kurie yra nurodyti įgyvendinimo taisyklėse.